Sveiki, mėlyjei. Šiandien tiesiog pažiūrėsim, kaip galima registruoti naują komandos narį. Kiekvienas prisijungęs prie savo Banners Broker sistemos, jūs pačiam viršui galit pastebėti, jog čia yra jūsų vardas, kurį jums reikės ateityje naudoti, prisijungiant naujam komandos nariui, kad atpažintų sistema, po kuo jisai jungiasi, jūsų tas naujokas. Taigi, šį kartą, sakykime, mano pats prisijungimo vardas yra, pats vardas Banners Broker sistemai yra Laimutis, aš panaudojasi tokį. Taigi, jis labai lengvai prisimenamas, tai tiesiog Laimutis ir mes jį vėliau naudosim. Taigi, atsijungiam nuo sistemos ir parodysiu, kaip jums galima pakviesti, įrašyti, registruoti naują komandos narį. Kokie jūsų tolimesni žingsniukai. Tuoj padidinsiu aš jums langą, kad galėtumėt matyti, kaip visą tai atrodo. Taigi, kaip visą tai atrodo. Taigi, dabar šitam visam Banners Broker puslapyje vietoj bannersbroker.com user login tiesiog įrašom Laimutis. Spaudžiam Enter. Daro puslapį. Taigi daro puslapį, atidaro puslapį ir iš karto matome, atsidarys vyriukas, kuris pradės pasakoti apie Banners Broker galimybės. Taigi, dabar tiesiog viskas su tuo yra tvarkoje, galima iš karto tai mes tą vyruką išjungsim, kad jis netrukdytų mum. Tai vat, galima jau naujoką mum jungti. Galim jungti, vat, yra šitoj vietoj prie prisijungimo skilties yra sign up mygtukas, kurio dėka, sakykime, irgi galima registruoti, arba galima dar, vat, yra truputėlį kairiau irgi yra sign me up mygtukas. Nesvarbu, kur jūs jungiat, sakykime, jungiam šitą ir patikrisim, kas dabar gaunasi. Taigi dabar 3 lengvais žingsniukais mes registruosimės sistemoje. Kas dabar čia matosi, žemiau paėjėję, jūs pamatysit, kad iš karto jums išmeta, jog naujokas bus rašomas po manim, tai būtų Laimutis Kastauskas. Taigi naujoko vardą įrašot šičia, įrašot jo vardą, pavardę, kaip jisai norėtų, kad matytų jį Banners Broker sistemą. Kaip, pavyzdžiui, dabar aš tai įrašiau Laimutis, jūs čia galite patys susikurti savo vardą. Vėliau susikurti savo slaptažodį, jį vėl patvirtinat, įrašot pagrindinį savo elektroninį paštą, savo telefoną, pasirinkat šalį, kurioje startuojate ir spaudžiat Next. Kai paspaudžiat Next, tai yra sekantis žingsniukas, reikia užpildyti sekančius žingsniukus ir ant galo reikia tai patvirtinti ir visi tie žingsniai jau yra padaryti. Taigi, čia, kai sako, daug mokslo nėra ką išradinėti. Jeigu bus kokių nesklandumų, iš tikrųjų nebijokit kreiptis visą laiką pas savo komandos narį, kuris jūs pakvietė, pas savo sponsorių. Taigi, šiai dienai tiek. Tikiuosi, šitą informaciją jums padėjo. Sėkmės, iki.